Hello. Šiandien jau yra rugsėjo 7 diena. Rudenėlis jau. Kaštonai tik krenta ant galvos. Tai jo jaučiasi, kad jau ruduo ateina, jau lapą prikritę pakelėse. Ir šiaip jau naktis biški vėsesnės, jau ir apsirengt biški daugiau reikia. Nors šiaip Danijoje miegojau praktiškai tik su šortais, be kojinių, jokių be nieko. Tai dabar jau reikia ir su kojinėm miegoti ir taip toliau, bent jau iki kol pietinę dalį pasieksim. Tai bet šiaip labai gražu, oras labai super, ypač važiuoti su dviračiu nei per karštą, nei per šaltą, apie 18-20 laipsnių. Dangus gražus, vakar nuotaika buvo super. Iš Danijos išvažiavus iš tų visų autostradų dviračių, tai per miškus, per laukus, per pamiškes, per miestelius gražius, labai patiko. Tai buvo ir motyvacijos, ir jėgų, tik su kempingu nelabai pasisekė, bet va čia kaip tik naktį atvažiavo turbūt vyrukas, Fredas berods vardas. Ir jis irgi važiuoja tą patį maršrutą, tik jis važiuoja centrinę sekciją arba centrinę dalį. Tai centrinė dalis yra nuo Danijos iki Prancūzijos vidurio. Tai beje, Fredui yra šiam 3 metai. Tai jis sakė, jis jau pensijoje ir tiesiog turi laisvo laiko. Nusprendė norėjo važiuoti visą šitą European Divide maršrutą, bet kadangi turėjo sveikatą problemų, tai labai užsivėlino ir gavosi taip, kad išvažiavo tik tais rugpjūčio pačiam gale. Tai labai smagiai pasikalbėjom, pasidalinom įspūdžiais, tai sakė, kad irgi Vokietijoje nelabai randa kur miegot ne kempinguose, nes daug kas užtverta, tiesiog važiuoji pamiškę ir aptverta iš abiejų pusių. Tai aišku, galima perlipti ir panašiai, bet tu nežinai, kas ten ryte bus. Tai aš vakar kelias vietas buvau nužiūrėjęs, bet tiesiog aptverta. Galvoju, palapinę pasistatysiu ir matosi, kad ten fermos kažkokios gyvuliai kažkokie ganas, ir leis tos gyvulius. Ir, kas ten žino, kaip čia gali pasibaigti. Tai jo, su kempingu biški čia sudėtingiau, bet nieko tokio. Tai o šiandien tada važiuosim jau iš Bad Bramstedt link Hamburgo. Tai man rodos, kiek pamenu, kad ne pačiam Hamburge baigėsi šios dienos dalis, bet biški toliau. Tai vėl gausis panašiai 110-120 km. Pusryčiams tai nieko labai nevalgiau. Turėjau Danijoje dar tokių muslį nusipirkęs, tai norėjau damuš tiesiog. Ir pieno neturiu, parduotuvė biški toliau, tai nenorėjau vėl ten važiuoti. To laiko leist, kur nereikia, tai tiesiog užsikaičiau kavos ir į kavos suspyliau, tai toks šakar makar gavosi. Bet užkandau čia valandėliai, o paskui važiuodamas kažkur sustosiu, pagriebsiu kažką parduotuviai gal. Ar kažkokioj kaviniai gal kažką pamatysiu pigesnio. Tai tokios ir tokelės, dujų, kaip sakiau, vakar nusipirkau, tai viskas gerai, vandens susipilsiu, pasikrauti irgi kur yra. Tai viską pasikrausiu ir važiuosim. Nuotaika tokia pati kaip vakar, tikiuosi, kad ir jėgų tiek pat bus. Ir viskas. Vaizdai manau, kad neliūdins, o visa kita, tai kaip ir nesvarbu. Reikia
kelt užpakalį ir eit po truputį nurinkinėt palapinę, plautis šitus 2 indus savo ir eit ruoštis ir varyti trasą. Tai susitiksim pakeliui į Hamburgą. Išvažiavom mes jau iš miesto. Tiksliau iš centro dar važiuojam. Tai jau kelias visai smagus. Varkliukai joja. Labai smagi diena atrodo bus. Tai smagumėlis. Jeigu kelias toks kaip vakar, tai pasaka. Pasaka pasakėlė. Ant kiek čia ąžuolų daug ir ant kiek jie visi gražus. Šiandien dar su to vokiečiu irgi aptarėm, kad po Danijos tos nuobodžios autostrados, tai Vokietija įkvėpė naujos motyvacijos su savo įvairovė kelių. Nu ką, chebrytė, atvažiavau į hamburgerį. Į Hamburgą. Bet mums iki Hamburgo davažiuoti neužtenka, tai dar reikės apie kem kilų nuvažiuoti. Tai va, dar nakvynės vietos neradau, kažką radau, bet ten nelabai aišku, kas ten yra. Ar ten nedidelis parkelis tiesiog vidury miestelio, ar kažkas rimčiau. Tai nelabai yra kaip sužinoti, per Google Mapsus nelabai matosi. Tai vis tiek reikės važiuoti ten pakeliui. Nu, jeigu jau nerasiu, tai kažką galvoti reikės kito. Tai ką, gaudžiam toliau. Blemba iš to Hamburgo išvaryt iš miesto, tai biški buvo reikalų. Galvojau, kad mažesnis miestas, čia toks rimtas pasirodo, beveik milijonai žmonių gyvena, tai yra reikalų, dar net neišvažiavau pilnai. Bet vėl kėliausi per tunelį su tokiu dideliu liftu. Perskėliau kitą pusę upės, nu ir čia ramiau, biški nėra nei eismo tokio didelio, nei žmonių kiekis toks didelis, tai lengviau bus dar kem kilų numint. Labas rytas.
žodžiu, vakar važiavau iki pat Sutemos. Aišku, temsta dabar jau anksti. 7:05 kažkur jau saulė beveik nusileidus. Nu tai nespėjau davažiuoti iki to miestelio, iki kurio planavau. Aišku, ten vietos irgi nebuvau labai nusižiūrėjęs. Tai tiesiog važiavau pro laukus, toks random. Ir galvoju, kad reikia statyti, geriau nebus, tai... Tai laukuose ir pasistačiau, paskui parodysiu, bet biškį ir vėsų buvo ir pasirodo šalia traukiniai važinėjo visą naktį. Kažkaip nebuvo labai didelė problema. Kažkaip neprikėlė. Ir viskas. Ir gyvenvietė yra už čia kokį, nežinau, traukiniais ant tų žodžių ir pravažiavo. Tai va, gyvenvietė yra nelabai toli, čia po dešinę. Tai Vokietijoje nėra taip leidžiama kaip praeitose šalyse, bet kur miegot. Tai reikia miegot kempinguose pagrinde. Bet va karts nuo karto, jeigu ten kažkaip nieks nepastebi, tai viskas kaip ir good. Bet va, reikia anksčiau keltis. Viską... Bet tada reikia anksčiau biškį atsikelt, kad nekristum taip į akis. Tai va, tai dabar ką, žinau, kiek čia tų valandų, turbūt po 6:10. Tai kelsiuos po biškį. Dar vėsoka, dar turbūt kokį 10-12 laipsnių. Nėra labai smagu. Nu va, tai palapinė stovi. Šituose laukuose ir miegojau. Ten toliau namai prasideda. O čia vat grinai panašu, kad už šitos įkalnės traukinio bėgiai. Tai ta įkalnė visai ten tą garsą taip sumažina, bet vis tiek, nors kaip sakau, visiškai netrukdė. Nerašo kiek laipsnių, bet nėra labai šilta, pasakysiu tiek. Pasidėjau, kiek čia dabar tų valandų, 7. Jau ir saulutė lenda, bet biškį taip vėsų, ypač kaip ta rasa. Tai viskas dar šlapia, ne viskas, bet tos daiktus palapinė dedi ant to žolės, viskas šlampa panašiai. Tai toks nėra maloniausias jausmas. Aišku, negaliu skųstis. Vėlgi, nelyja, ne Švedija, bet jau jaučiasi, kad rudenėlis prasideda. Ne tik iš lapų, bet jau ir iš šaltesnių naktų. Tai va, bet nieko, apie jau dabar 10 dienų, turbūt 11 iki Prancūzijos. Tai ten jau šilčiau bus. Įdomumo dėlei reikės pasižiūrėti, kiek dabar Prancūzijoje laipsnių šilumos. Nes čia kad ir dieną 20, bet naktį pakrenta temperatūra. Ui, tai va, negėriau nei kavos, nei nieko iš viso, nei valgiau. Daug labai nieko neturiu, turiu makaronų, vieną pakelį, bet galvoju, ką čia. Sėdėsiu dar vėl 15-20 minučių, tai geriau arba kažkur tiesiog užsuksiu ir užkasiu parduotuvėje ar kokioj kaviniai, ar čia traukiniai, kas turbūt 15-20 minučių pravažiuoja. Tai va, ar parduotuvėje kažkur, ar kaviniai užsuksiu ir pavalgysiu. Blogiausiu atveju sustosiu, nes vis tiek dar ir striukė apsirengęs ir šitas miego kelnes, timpas, tai reikės vis tiek persirengti. Bet dabar dar biškį šalta, tai kai apšilsiu tada
Nu tai va žodžiu. Nu, beveik 10 km nuvažiavau, biškį pašilo, biškį ir aš apšilau. Ir radau tokią visai gražią vietelę papusryčiaut. Užkąsiu ir važiuosim tada, jau nestojinėsim labai. Vandens tik reikia dasipirkt, nes vienas buteliukas tik likęs, bet nėra čia baisiai karšta, tai ne problema, irgi per pietus gal sustosiu. Indonesian style noodles. Nu, ką ragaujam? Žymiai skaniau negu tailandietiški. Ne dėl to, kad tailandietiški neskanus, bet dėl to, kad tiesiog vandens žymiai mažiau reikėjo pilti. Tai mano feilas. O kiek laimės gali atnešti tiesiog paprasti makaronai. Hebra, shit you not, kad važiuoju mišku, nežinau, čia 1,5 valandos tiesiog miškas, vidury niekur. Ir yra tų žmonių, kurie vaikšto su šunim ir panašiai, nėra jų daug, bet va vieną kitą sutinki. Ir tiesiog varau ir čiuvelis, nežinau, kokį 5 metų, su kuprinė žygių ir visiškai nuogas. Tai praėjo tiesiog nuogų špenčpelių. Dar taip nematęs, gal čia koks nudistų miškas ar kas. Tiesiog einu visiškai net nesigėdindamas tiesiog. Tai gal čia tikrai nudistų miškas, nes blemba dar vieną matau. What the fuck. Nelabai galiu turbūt filmuoti. Thank you. Nu, kaip be problemų. Lemba, nežinau, kurioje vietoje, bet
Pamečiau vieną kroksą. Ir tam krokse irgi buvo kremas šortų. Šiemi. Oi, blemba, ir dabar žinau, kur aš jį pamečiau. O, šventa šūdė. Nu, nėra čia ką daryti, labai galvot. Abu reikalingi dalykai, tai reikia važiuot, ieškot. Labai toli turbūt nepamečiau čia. Paskutiniai 2-3 kilometrai buvo daugiausiai šaknų, tai... Nu, žodžiu. Einu savo. Beveik 7 kilometrus atgal nuvažiavau. Bet radau kroksas, kremas. Žodžiu, galvojau, kad toliau reikės žymiai važiuoti, nes galvoju, vis tiek tikriausiai iškrito, kur nelygiausias kelias buvo. Ten vienoje vietoje buvo žiauriai daug šaknų, tokia, ne pamiškė, miške pačiam miško keliuke. Ir tas keliukas ten pirmuose, nežinau, 15-20 kilometrų. Tai galvoju, blemba, visas kelias, ką nuvažiavau, jau beveik 5 kilometrų nuvažiavau. Tai 3 kilo atgal dabar maut. Tai nelabai linksma. Nuotaika biškį iškart pasikeitė į prastesnę pusę, bet jau kaip pamačiau dabar, tai labai laimingas. Gera pamoka bus, kad visada reikia kas bent jau porą minučių, nu ne kas porą, bet kas bent jau 10 minučių atsisukti atgal ir pasižiūrėti, ar viskas yra. O kita pamoka, kad pritvirtinti normaliai reikia, kad nekristų. Tai va. Nu, bet tikiuosi tokių pamokų išmokti kuo mažiau, nes atgal važinėtai nėra labai fun. Bet all good. Viskas gerai, 7 kilometrai nėra labai baisiai. Gerai deduosi ir maunam toliau. Gerą dieną. Na, jau 2 kilų liko. Buvo tokia faina vietelė. Kaip ir biški vidury niekur. Čia dar bokštas kažkoks yra. Tai nebūtų dar 20 km likę, tai gal net pasvarstyčiau čia ir likt nakvot. Bet 2 km dar, na tai rytoj prisidės tada 2 km, tai manau, kad reiks važiuot. Nors visai cool būtų. Net ir šitam pačiam bokšte galėčiau miegot. Gyvūnų stebėt, jeigu jų čia yra. Šie žiūronai. Nu, šiaip žiauriai, kol tie žiūronai labai gerai pritraukia. Blemba, net nesitikėjau. Ir čia laukymės, vienoje pusėje, kitoje pusėje. Čia pamiškė tokia. Tai vakare arba anksti ryte tos stirnos, kai išlenda, čia aišku ir šernų yra. Ir briedžių. Tai kai išlenda, tai žiauriai, kol būtų pastebėt per žiūronus. 2 kėdės kaip tik yra, tai tiesiog pasistatai kėdę. Užsikaiti arbatos ir gali taip vakarą leist. Gaila. Nes matos ir medžiotojų bokštelį nemažai aplinkui, tai reiškias gyvūnų tikrai yra. Tai būtų tikrai cool pastebėt. Nu, bet ką darysi? Nu ką tik atvažiavau. Apie 120 km šiandien. Kažkaip kai anksti atsikėliau, tai greičiau važiavos ir lengviau. Tai čia gal pamoka, kad nereikia tarmozinti labai ilgai rytais atsikėlus, nes šiandien išvažiavau jau 8 kely berods buvau. Nuo 8 tikrai gal net anksčiau. Tai kažkaip
greitai diena praskriejo ir važiuot buvo visai lengva ir taip toliau. Tai esu dabar 3-5 kilometrai nuo Hanoverio. Tai ryt jau per Hanoverį važiuosiu, o šiaip tai radau jau nakvynės vietą. Tai toks, nežinau, kampas, čia kažkoks gyvenvietė kažkokia, bet jau labai tingiu tampytis kažkur kaip vakar. Tai tiesiog palauksiu, kol sutems biškį ilgiau. Ir tada statysiu palapinę ir viskas. Ir čia permiegosiu. Maisto irgi pasirūpinau, tai kaip ir viskas okei. Turiu bagetę, vandens. Nusipirkau dar random visiškai skumbrės, nu tai žodžiu. Turiu ką valgyt, tai kažkaip išgyvensiu. Tai va ir tada šiam vakarui tiek. Tai susitiksim rytoj.